sūnus. Simberminės. Jūs amžiais augo ant mano protėvių kapų. Dabar jos uždengs ir mano sūnaus kapą. Nelaimė, kad šios blogio dienos skirtos man. Jauni žūsta, o seni lieka. Kad aš sulauksiu paskutinių savo karalystės dienų. Dėl Teodredo mirties tu nekaltas. Jokiam tėvui nederėtų laidoti savo vaikų. Gyvenime jis buvo stiprus. Jo dvasia ras kelią į tavo tėvų menes. Ką tu kiaušinį? Einat lauk. Neišsipasinėt. Gerai, aš pauksiu Rafael. Gerai. Leksė, prašau. Tai tik tais tu paėmė. Vagys. Kur mama? Tai tik lašelis siaubo, kurį paskleis Sauronas. Dabar jis dar galingesnis, nes jį gena Saurono baimė. Išjok ir sutik jį. Pasipriešink. Turi gerus 2000 vyrų dabar jojančių į šiaurę. Eomeras tau ištikimas. Jo vyrai sugrįš ir kausis dėl savo karaliaus. Dabar jie už 900 mylių nuo čia. Eomeras negali mums padėti. Žinau, ko iš manęs norite, bet neužtrauksiu daugiau mirčių savo žmonėms. Nerizikuosiu sukelti atviro karo. Atviras karas ant tavo slenksčio, nesvarbu, ar tu rizikuosi. Kiek pamenu, Teodenas, o ne Aragornas yra Rohano karalius. Tad koks karaliaus sprendimas? Karaliaus įsakymo miestas turi likti tuščias. Mes traukiamės į Helmo daubą. Neimkite jokio turto, tik šiek tiek maisto. Helmo dauba. Jie bėga į kalnus, kai turėtų stoti į kovą. Kas juos apgins, jei ne karalius? Jis daro tai, kas jo manimo geriausia žmonėms. Helmo dauba jūs gelbėdavo praeityje. Iš to tarpeklio nėra išėjimo. Teodenas keliauja į spąstus. Jis mano, kad veda jūs į saugų prieglobstį, tačiau tai baigsis skerdynėmis. Teodeno valia stipri, bet man dėl jo neramu. Bijau dėl Rohano išlikimo. Jam reikės tavęs prieš pabaigą, Aragornai. Rohano žmonėms tavęs reikės. Jų gynybą turi atlaikyti. Važiuojame virtuvę valgyti. Tai gali atidėti ir čia atnešti. Atsineši. Štai kaip mane vadindavo. 300 žmonių gyvenimų vaikštau šioje žemėje, o dabar neturiu laiko. Jei pasiseks, mano paieškos nebus bevaisės. Darykės mane sugrįžtant sulig pirmą šviesą 5 dieną. Auštant žvelk į rytus. Keliauk. Greičiau.
Šių kraštų moteris jau seniai to išmoko, nuo jų rankos gali mirti kaip ginklai. Aš nebijau nei mirties, nei skausmo. Ko tu bijai, mano ponia? Narvo. Likti už grotų, kol susidėvės ir įveiks senatvę. O bet kokia galimybė parodyti drąsą dings negrįžtamai. Esi kario dukra. Rohano skydininkė. Teodenas neliks Edorase. Miestas pažeidžiamas ir jis tai žino. Jis tikėsis puolimo. Todėl jie bėgs į Helmodaubą, didžiąją Rohano tvirtovę. Kelias ten pavojingas ir eina per kalnus. Jie eis lėtai. Su jais moterys ir vaikai. Išsiųskite vargų raitelius. Ei, smirdžiau, nenulėk per toli. Kodėl taip darai? Ką? Pravardžiuoji jį, nuolat ko neveiki. Todėl, kad jūs toks ir yra, ponia Freudai. Jame neliko nieko kita, tik melas ir apgaulė. Jis trokšta žiedo, tik tai jam rūpi. Neįsivaizduoja, ką jis jam padarė. Kaip jis vis dar jį veikia. Noriu jam padėti, Semai. Kodėl? Nes privalau tikėti, kad jis gali atsigauti. Nebegali jo išgelbėti, ponia Freudai. Ką tu apie tai išmanai? Nieko. Atleisk, Semai. Nežinau, kodėl tai pasakiau. Aš žinau. Tai žiedas. Negali nuleisti nuo jo. Mačiau tave. Tu nevalgai, beveik nemiegi. Jis tave užvaldė, ponia Freudai. Privalai priešintis. Žinau, ką daryti, Semai. Žiedas patikėtas man. Tai mano užduotis. Mano. Tik mano. Ar girdi save? Ar žinai, į ką tu panašus? Mes jo norime. Mums jo reikia. Turime gauti mielą jį. Jie jį iš mūsų pavogė. Klastingi maži hobitai. Niekšai, sukčiai, apgavikai. Ne, tik ne šeimininkas. Taip, mielasis. Apgavikai. Jie tave apgaus, nuskriaus, apmeluos. Šeimininkas mano draugas. Tu neturi draugų. Niekam tu nepatinki. Aš nesiklausau. Tu melagis ir vagis. Ne. Žudikas. Eik šalin. Eiti šalin. Nekenčiu tavęs. Nekenčiu. Kur tu be manęs būtum? Gol. Aš mus išgelbėjau. Tai aš. Mes išgyvenome dėl manęs. Jau nebe.
Mes jam liepėme išeiti. Ir jis išėjo mielasis. Dingo. 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 Smygalas laisvas. Žiūrėk. Žiūrėk, ką Smygalas rado. Jie jauni, minkšti, labai skanūs. Iš tiesų, valgykit juos, valgykit. Jam nuo tavęs bus blogai, jei taip darysi. Yra tik vienas būdas triušiams valgyti. Tik vienas. Ką jis daro? Kvailas storas hobitas. Jis juos sugadins. Ką čia gadinti? Jų beveik nėra mėsos. Mums labai reikėtų poros gerų bulvikių. Kas tos bulvikės, mielasis? Kas yra bulvikės? Bulvės. Virkės grūski košę dėkit troškinį. Gražios didelės aukso spalvos keptos bulvės su žuvimi. Net ir tu neatsisakytum. Atsisakyčiau. Gadinti gerą žuvį. Duokit mums ją žalę besiraitančią. Bjaurės kitas bulves pasilikite savo. Tu beviltiškas. Pone Frodai. Kas jie? Baisūs žmonės, Saurono tarnai. Jie iškviesti į Mordorą. Tamsos valdovas renka savo armiją. Jau netrukus bus baigta. Netrukus jis bus pasirinkęs. Kam pasirinkęs? Karui. Paskutiniam karui, kuris uždengs pasaulį šešėliu. Mums reikia keliauti. Eime, Semai. Pone Frodai, žiūrėk. Drambilas. Namie niekas tuo nepatikės. Smygalai. Mes per ilgai užsibuvome. Eime, Semai. Suriškite jiems rankas. Tiesa, nepamatysi daug nykštukių. Tiesą sakant, balsų ir išvaizda jūs tokios panašios į nykštukus, kad jas dažnai painioja su vyrais. Dėl barzdų. Todėl ir pradėta manyti, kad nėra nykštukių. Ir nykštukai randasi iš olų žemėje. Kas žinoma tikras absurdas.
Aš taip norėjau padaryti. Evenstaro šviesa neblėsta ir neblykšta. Ji mano ir galiu atiduoti, kam noriu. Kaip ir savo širdį. Miegu. Aš miegu. Tai sapnas. Tai geras sapnas. Miegu. Kartą man sakei, kad ateis tokia diena. Tai ne pabaiga. Tai pradžia. Turi keliauti su Frodu. Toks tavo kelias. Mano kelias paslėptas nuo manęs. Jis jau tiesiasi prie tavo kojų. Dabar negali dvejoti. Arvena. Jei nieko nepasitikė, pasikliauk šituo. Tikėk mumis.